Gerai. Esame žeminių rapsų lauke, kuris buvo nukultas ir suskusta. Tam, kad išsaugoti drėgmę, skusta buvo su diskiniu skutiku, sekliai apie 5 cm. Ir dabar čia bus siejami kviečiai ir bus naudojamos trąšos būtent kviečiam. Tad Mindaugai trumpai papasakok apie trąšas, kurias naudosim kviečių sėjai. Tai ūkiui nuspręsta pasirinkti trąšą Jara Mila NPK 18, 11, 13 su siera, aišku. Kodėl ta trąša? Todėl, kad daugiau azoto, nes norime daugiau iškrūmydinti augalą ir, aišku, pasiekti tam tikrą rezultatą. Sėjos metu sėkla bus apvelta naujojų mūsų Jaros Vitos produktu Seed Liftu. Tai galbūt, Edgarai, galėtum apie jį papasakoti, kaip įvedėjas to produktą? Taigi, Seed Liftas yra biostimuliatorių priemonė, tai nauja Jaros kryptis ir šitas produktas yra konkrečiai skirtas apvelti sėklai. Pats efektyviausias yra dozė, norma efektyviausia yra 1,5 litro tonai vienai, nors amplitudė yra labai didelė, nuo 3 iki 6 litrų panaudojami. Bet mūsų atlikti bandymai parodė, kad ekonomiškai naudingiausia ir augalui geriausiai atliko darbą, tai būtent 1,5 litro į toną norma. Seed Lifto sudėtyje turime cinką, kalcį, fosforą, azotą. Šitie elementai yra pradinėje stadijoje augalo vystymėse labai svarbus ir prie to dar yra įdėtas didelis labai kiekis jūros dumblių, kurie sumažina streso poveikį, kurie stimuliuoja pačio augalo gyvybingumo savybės ir ko pasekmėje matome tą būtent atsirandantį derliaus priedą nuimant derlių. Kodėl būtent tas produktas duos naudą? Todėl, kad pasėjus kviečius, jie vystysis, šaknų sistema vystysis tol, kol bus mūsų dirvos temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių temperatūros. Orui vėstant dirva vėsta, šaknų vystymasis lėtėja. Tai būtent mūsų ir tikslas yra tas šaknų sistemos didinimas tuo produktu, apveliant jį kartu, aišku, beicuojant sėklą. Sėjos norma bus apie 3,5 milijonų hektarą. Tai Edgarai, dabar dar gal truputėlį apie tą 18-kinės sudėtį ir kodėl būtent kviečiam mes renkamės ją, kuo jinai yra ypatinga, kokią mes naudą gausime. Tai mūsų paminėta Jara Mila 18, 11, 13 starter trąša yra būtent ir subalansuota javų, kviečių, būtent šiuo atveju geriausiam maistinių elementų poreikių patenkinimui. Vėlgi tos trąšos ne šiaip savo yra balansas tik azotas, fosforas, kalis, ten vėl yra amonitratinis azotas, vėl yra 2 rūšių fosforas. Taip pat yra kalio pakankamas kiekis ir sieros ir šiek tiek boro, kas irgi yra svarbu rudenį gerai įsivystyti ir pasiruošti žiemojimui augalai. Esantis didesnis kiekis azoto neturėtų gąsdinti, nes mūsų rekomendacijose paremtose bandymais parodė per eilę metų, kad vis tik tas 50, nuo 40 net iki 60 veiklios NPK esantis amonitratinis azotas su siera tikrai yra labai geras ir efektyvi priemonė pasėlių kviečių auginime. Ir aš dar pridursiu, jeigu galima, kad šitas variantas, kaip dedame NPK trąšą turinčią mažiau azotą ir papildomai važiuojame su amonio nitratiniu azotu, barstom ant viršaus, kaip sakyti, kad padidintume azoto kiekį iš rudens, šitas efektas veikia priešingai, nes augalas nespėja ramiai nueiti miegoti, man patinka labai sakyti. Kitaip sakant, jisai auga ir nepradeda kaupti normaliai sausųjų medžiagų. Dėl to mes turime paskui daug iššutimų, peraugusius augalus ir daug bereikalingų problemų, kurių galima išvengti, naudojant trąšą esančią vienoje granulėje visų elementų. Ir kaip Edgaro tas geras pasakymas, sinergija padaro savo darbą. Vienas kitą papildo. Tu bandai pasakyti, kad augalas turi nueiti miegoti kuo stipresnis ir sukaupęs kuo daugiau cukrų, kad vandens liktų kuo mažiau. Tai būtent tas ankstyvas tręšimas su tuo didesniu azotu, apie kurį dabar kalbam, tą leidžia mums ir padaryti. Taip. Apie makro trąšas manau tiek. Svarbu normaliai pasėti, patręšti, aišku, arba patręšti, pasėti.
ir augalai vis tiek kaip bebūtų jie išdygs, stipresni, nestipresni, ateis laikas naudoti mikroelementus. Tai vėlgi fosforas, vėlgi kiti elementai mikro, kurių reikia kviečiui. Tai Raimundai, prašau, pateik rekomendaciją mūsų bandymų rezultatais pagrįstą, kokią naudą ir kokiom normom, kokius produktus mes galime panaudoję gauti. Kai kviečiai turės 3 tikruosius lapelius, mes naudosim produktą būtent su fosforu, kuris savo sudėtyje turi didelį kiekį fosforo, tai kaip kombifosas arba zetrelis, būtent tam, kad suformuoti kuo stipresnę šaknų sistemą, kad augalai galėtų kuo daugiau maisto medžiagų pasisavinti iš dirvos. Praėjus 3 savaitėm panaudosim produktą Yara Vita Gramitrel arba Cereis, kurių sudėtyje yra azoto, magnio, mangano, cinko, vario. Vėlgi šitie elementai padės augalui sukaupti daugiau sausųjų medžiagų, geriau įsikrūmyti ir peržiemoti. Megalab tyrimais įrodyta, imant pavyzdžius pavasarį, kur buvo naudota rudenį šitie produktai ir nenaudoti iš rudens, tai rodo šitų elementų, kad jų netrūksta ten, kur buvo naudota rudenį. Bet atstatyti pavasarį mums dažniausiai šitų elementų poreikiai yra sudėtinga, nes yra šalta, neleidžia temperatūros ir augalai pradeda gelsti ir nesivysto šaknų sistema. Tad panaudojimas iš rudens, kada yra ilga vegetacija augalų, tikrai duoda didelį augalų, didelę jėgą atbūdus pavasarį augimui jo. Tai kaip ir baigiant šitą video, akcentas mūsų, kaip ir pastebėjote tikriausiai, yra padaryti labai stiprią ir galingą šaknų sistemą. Nes didelė ir galinga šaknų sistema rudenį, geras ir spartus atsigavimas augalo pavasarį. Tad to ir linkim, rinktis teisingus ir galingus produktus, kad pavasarį būtų lengviau startuoti su, aišku, vėlgi tinkamais produktais. Bet apie juos galbūt kitame mūsų reportaže. Na, o dabar geros sėjos.